Gerai, tai aš pradedu. Gaisras. Kažkas paskambino ugniagesiams. Neklausk, iš kur žinau. Aš žinau, girdžiu. Jie dar mieste vis dar labai toli, bet jie važiuoja. Į mūsų rajoną atvažiuoja be jokių kliūčių. Net po darbo dienos atvažiuotų be kliūčių. Šaligatviais, elektros laidais, bet kaip. Mūsų rajone gyvena per daug įžymių žmonių, kad galima būtų leisti sudegti bet vienam namui. Turbūt paskambino kaimynė, ne kaimynas, kaimynė, jei viską tvarko jų gyvenime. Visai atvirkščiai mūsų šeimoje, jeigu ją galima tai pavadinti. Kodėl klausi? Ne, nežinau, kas padegė. Žinau, kad ne aš. Kam klausi, jei viską žinai geriau už mane? Tu viską regintysis, viską žinantysis. Tu. Gražu, galvoju. Visada patinka žiūrėti į liepsną. Šito daug gražesnė, nes labai didelė, šventa. O kol priedė man, liepsnų liežuviai patys gražiausi, skaistus plaikstos vėjyje. Naktį buvo taip šalta, o dabar to nebejaučiu. Ugnis yra šiluma, ugnis yra meilė. Girdžiu, kaip traška liepsnų laižumas stogo šifris. Tra-ta-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta-ta. Bolero. Nepavarkstantis būgnininkas laiko ritmą, visas orkestras paskui jį skuba gaudo laiko. Girdžiu tą kūrinį, jis dieviškas ar ne? Tikrai dieviškas. Turėjau kompaktinę plokštelę, liko ant rašomojo stalo, ten dar liko žalias segtuvas su storu pluoštų lapų, visi prirašyti skirtingos spalvos rašikliais. Kiekviena spalva reiškia skirtingą būseną, ramybė, grėsmė, laimė, geismas, liūdesys, nuobodulys. Kokios spalvos buvo liūdesys? Raudonas, geismas, mėlynas. Stogas neišlaikys, manau susmegs, girdžiu spiegimą. Sopranas, kaip nekenčiu sopranų, nekenčiu operos solistų, o ypač aukštų balsų. Aukštas moteriškas balsas, kankinės viršūnė, užsidengiausias, bet tu gali kalbėti, tave girdžiu vis tiek, tave vienintelį. Tas spiegimas iš mano kaimynės galipirklio, neščia, trečias vaikas, jau turi dvynius, jos vyras kardiologas. Sykį man pasakoja, kad jų seksas labai geras. Nepavydžiu, ne, man gaila. Man gaila, kad tokios moterys žino tai, ko aš nežinau. Ir nežinau to, ką žinau aš. Ji tokia buka, šeimos žinoma kurstytoja, o jos vyras turi humoro jausmą. Man labai gaila, kad jis jai neištikimas. Gal neištikimybė ir daro seksą tokiu nuostabiu. Netikrumas, nežinia, paslaptis, naujovė, man tokia taisyklė negalioja. Įdomu, ar kaimynė žino, kad jos vyras neištikimas. Ta vakarą, kai Bona papjovė jų triušelį, jos ir dvynių nebuvo namie. Mano vyro irgi nebuvo namie, svečiavosi tik tai jis. Šnekučiuodami įsikėdėme triušelį, suvalgėme be duonos. Po to man nebuvo gėda. Kai kuriais atvejais man nebūna gėda. Man tikrai patiko, kaip tai darėme. Kardiologų rankų švelnumas, jautrus žmogus. Aišku, kiekvieną kartą, kai taip klaidžioju, tampu ir vėl nusikaltėlė, nusikalstu pati savo, tau. Bet juk tu, kas kartą atleidi, esi viską pamirštantis, viską atleidžiantis. Galvoju, ar viską pamiršti yra tas pats, kas ir viską atleisti. Aš nieko negaliu pamiršti ir negaliu atleisti. Mane gal užsirašysiu viską pamiršiu. O ne, nepamirštu, kad yra popierius, kuriamis surašytos mano nuodėmės. Ir net ne visos, bet surašytos įvairių spalvų rašikliais, reiškiančiai skirtingą nuotaiką. O kad pamirščiau ir spalvas ir nuotaikas, kad atleisčiau savo gyventumą taip, tarsi niekur nieko, o ne. Net jeigu nebeprisimenu, kas ten užrašyta, žinau ir tu žinai. Tyli. Kardiologo žmona, jos vardas Diana, nebekalba su manimi jau senokai. Diana, klausiu, kaip tavo vaisius? Šypsos ir nieko nesako. Įsitikinusi, kad nekenčiu jos už tai, kad jie turi vaikų, o mes ne. Dabar jį kartiems pigiai šūkčiojo. Kur ugniagesiai, kur vanduo, kur? Aš nežinau kur. Tik girdžiu sirenas, artėja, girdžiu. Gal jie kurto nuo savo pačios balso? Vakar mačiau ją žiūrinčią pro langą, kai iš taksi lipo Gabrielius ir jo draugas, kurio vardo žinoti nenoriu. Gabrielius vis dar kostiumuotas, ilgokai užsibuvo darbe. Paskui banketas, pavargęs, bet vis tiek norėjau, kad atvažiuotų. Neperspėjo, kad atvažiuos ne vienas. Prašiau atvežti maniako, atvežė man taksą, nes jam patinka man taksai, nes jam patinka, kad man patinka, kad jam patinka man taksai. Nieko nesakiau, tik pašildžiau taures. Jis žino, kad jau turi neypatingų taurių iš Graikijos. Žino, kad graikai man yra labai gražus, jauni graikai. Gabrieliaus draugas nebuvo panašus į graiką, bet buvo daug jaunesnis už Gabrielių ir aš aišku pasinaudojau progą įgelti. Kiek tuo metu, berniuk?
Ar galima tau gerti, berniuk? Galima, atsakė. O kiek jums metų? Paklausė. Kiek jums metų? Gabrielius įsikišo pagirdamas mano naują šukuoseną, su kuria atrodo jaunesnė 10 metų. Atsargiai tarė Gabrielius, jeigu šį mėnesį dar kartą apsikirpsi, tau nebevardos cigarečių. Žinau, bet vis tiek nekenčiu, kai berniukai kreipėsi į mane jūs. Tai reiškia, kad savo amžiaus negaliu sakyti niekam, net tau. Gabrielius žadėjo, kad jie tu išgers butelį ir išvažiuos. Virtuvėje garsiai pasakiau jam, kad negaliu pakęsti berniukų, kurie graužia nagus. Bet jis labai gražus, išskyrus rankas, aišku, pasakė Gabrielius. Tai štai kaip tu gyveni, tariau. Norėjai, kad susipažintum su manimi. Norėjau, kad susipažintum su manimi, nusivaipė Gabrielius. Aš ir taip pažįstu. Neįsivaizduoju, kaip gerai tave pažįstu. Ne, tu manęs visai nepažįsti. Mes dūkome. Tu manęs nepažįsti, aš tave pažįstu. Tariamas, kad nepažįsti, tariamas, kad pažįstu. Prisipažink, kad nepažįsti, bet nori galvoti, kad pažįsti. Gabrielius sauja pasiėmė vandens iš čiaupo ir pylė man įveidintis į burną. Žiopčiai įsigandau, kad uždusiu ant tualetinis, nes laukia -10. Gruodas vamzdynai gerokai atšalė. Ačiū, moku mane sugrąžinti protą. Tu manęs nepažįsti. Užanspodavo man lūpas bučių Gabrielius. O kai jis išėjo į kambarį, nes berniukas sėdėjo svetainėje vienas. Pasižiūrėjau tada aukštyn. Ačiū. Kartais galvoju, kad visą gyvenimą pakaks ir tokių trupinių, kad bent virbėtų širdis, kad bent virbėtų. Nes jeigu nurims. Sirenos arti ir vis kaukia. Mes, policija, sako, mes ne ugniagesiai. Tai kaip jūs ruošitės man padėti, klausiu. Jie stovi iš tvoros ir nesijudina. Vienas jau prisidegė cigaretę ir dabar šį rūksta labiau nei mūsų namo stogas. Kodėl jūs stovite kieme, klausia manęs juokdariai. O kodėl jūsų uniforma žalia, klausiu. Tada kitas, tas, kuris dar nerūko, išsitraukia raciją ir kviečia greitąją. Juokdariai, sakau, jei greitoji pagalba galėtų užgeisinti.